Labadiena, sveikinamės iš Kauno dienos televizijos studijos ir šiandien mūsų svečias Lietuvos futbolo federacijos prezidentas Edgaras Stankevičius. Labadiena. Edgarai, norėčiau pradėti mūsų pokalbį nuo turbūt ne pačios linksmiausios temos. Šįryt sužinojome liūdną naujieną, kad Anapilin iškeliavo mūsų nusipelnęs futbolo treneris Benjaminas Zelkevičius. Ir užuojauta artimiesiems, užuojauta šeimai. Norėtųsi jūsų paklausti, kokius jūs prisiminimus siejate su Benjaminu Zelkevičiumi, gal kada pastarąjį kartą bendravote ir kiek žinau, jis gana aktyviai dalyvaudavo netgi ir jūsų veikloje organizacijos. Istorinė diena Lietuvai, su kuo ir norėtųsi pasveikinti visą Lietuvos bendruomenę, bet tuo pačiu istorinė asmenybė paliko šį pasaulį. Tai vakar vakare vėlai teko girdėti tos pirmosius gandus, atėjo iš žiniasklaidos tam tikri paklausimai, tai bandėm įsiaiškinti, bet šiandien ryte, anksti ryte gavau tą jau patvirtinančią žinutę, kad iš tikrųjų vakar po sunkios ligos vėlai vakare mirė mūsų visų gerbiamas amžinatelis Benjaminas Zelkevičius, mūsų buvęs garbės prezidentas, ilgametis rinktinės treneris, žaidėjas, tai iš tikrųjų įspūdinga persona, įspūdingas žmogus nusipelnęs futbolu ir tikrai patys šilčiausi, patys geriausi žodžiai ir atsiminimai apie jį. Taip teko gan nemažai paskutiniu metu bendrauti. Tada, kada jo dar sveikata kažkiek leido, tai paskutiniais keliais metais ta sveikata šiek tiek šlubavo ir truputį sunkiau tas bendravimas, vadinkim, vyko, bet kada 20 metais, jeigu gerai pamenu, patapo garbės prezidentu, tai va, tie keli metai buvo tikrai įdomus, visą laiką žmogus ateidavo su pozityvia nuotaika, visą laiką pagirdavo, pakalbindavo federacijoje dirbančių žmonės, tas pozityvas pasirta energija, jaunatviškumas visą laiką buvo šalia jojo vizitinė kortelė. Tai tokia aš jį ir atsiminsiu, iš tikrųjų buvo garbė pažinoti ir bendrauti su tokia asmenybė. Lietuvos futbolo federacija kažkiek gal prisidės prie organizacinių laidotuvių reikalų, ar čia artimųjų reikalas, tiesiog jūs kontaktuosit? Ne, tai yra mūsų irgi reikalas ir tikrai prisidėsim, jau kontaktuoju, prieš važiuodamas į studiją parašėm raštą į Švietimo mokslo sporto ministeriją. Norim, kad šis žmogus atgultų amžinojo poilsio į Antakalnio kapines, į tą vadinamų nusipelniusių žmonių kalnelį. Tai tikrai noras yra tiek su Vilniaus savivaldybė, tiek su Švietimo mokslo sporto ministerija sutarti, kad tikrai tas žmogus būtų deramai su juo atsisveikinta ir kad turėtų žmonės futbolui nusipelnę ir paprasti futbolas ir gali ateiti su juo atsisveikinti į deramą vietą. Tai tikrai federacija prisidės tiek prie laidotuvių ir prie visų kitų organizacinių reikalų. Na, pirmasis mano klausimas buvo suplanuotas apie nuotaikas, kuriomis Lietuvos futbolo federacija pasitinka ir pasitiko 2026 metus. Nuotaikos šiek tiek liūdnesnės be abejo šiandieną, bet iš esmės žvelgiant į praėjusius metus ir į šiuos metus, kokios nuotaikos, kokios aktualijos, kuo gyvena dabar Lietuvos futbolo federacija? Darbingos, tikrai tos veiklos yra, kur bet futbolo federacijoje yra visą laiką daug ir taip tos nuotaikos tiek pakilios būna, tiek ir nelabai. Palyginus su to, kad turime tikrai gan nemažai to rezultato nebuvimo, to, ko mes norim, tai vėlgi tikrai turime daug veiklos iš tos organizacinės pusės, iš vadybinės veiklos, tai neužilgo laukia Europos salės futbolo čempionatas, turėjome praėjusiais metais daug tarptautinių renginių, tą patį UEFA hat-triko komiteto posėdį, dalyvavimas tarptautinėse arenose, tose politiniuose visuose kuluaruose ir taip toliau, tai ta nuotaika yra tikrai pozityvi, vėlgi 2 metus iš eilės futbolo federacija tapo geriausia sporto federacija Lietuvoje. Tas džiugina ir aš sakau, norisi tobulėti, noras eiti į priekį, rinkti kiek įmanoma daugiau pajamų, kad galėtume reinvestuoti atgal į futbolo akademijas, į futbolo klubus. Ir kiekvienais metais tie metai būna sunkus, įdomus ir atkaklus. Niekada nebus šito organizacijoje lengvų metų ir tai yra normalu, nes tu sieki neįmanoma ir sieki, kad kiek įmanoma atrodytum geriau negu atrodė praėjusiais metais. Paminėjote geriausios sporto organizacijos apdovanojimą. Kaip manot, kokie pagrindiniai federacijos nuopelnai, kurie, na, sakykime, taip nusvėrė futbolo federacijos naudai, būtent visų federacijų konkurencijoje
Man patinka, kad apie futbolą pagaliau kalbama pagarbiai, apie futbolą kalbama vis daugiau ir plačiau. Smagu, kad į futbolą ateina nauji žmonės, naujos ambicijos, nauji verslai ir ta visuomenė žiūri futbolą visai kitaip negu būdavo anksčiau, jeigu paėmus ten 6, 7 ar 8 metai atgal arba dar ankstesnius laikotarpius, tai tas pats įvaizdis futbolo federacijos tikrai keičiasi ir manau, kad prie to prisideda visas federacijos kolektyvas dirbantis dieną iš dienos, bet vėlgi neturime, taip liaudiškai tariant, užsisvajoti ar užmigti ant laurų, turime dieną iš dienos dirbti, daryti kiek įmanoma geresnį rezultatą, o jeigu dar prie viso šito atsirastų ir tas mūsų taip norimas sportinis rezultatas, tada ta federacija būtų vertinama dar kitaip. Smagu, kad ekspertai ir žmonės pagaliau tą įvertina ir rinkimuose atiduoda balsą už futbolo federaciją, kad nereikia tiek daug agituoti ir įtikinėti ir tu matai, kad žmonės mato tos pokyčius, kas yra daroma futbolo federacijos gretose ir visam Lietuvos futbole, ir tada atitinkamai ateina tie vertinimai. Tiesiog, jeigu dar būtų rezultatas, tai iš vis galėtume kalbėti dar kitokiamis nuotaikomis. Tai turbūt paminėjot rezultatą, tai yra vienas tokių pagrindinių iššūkių arba, sakykime, tų dalykų, kurių dar trūksta Lietuvos futbolo tiek federacijos veikloje, tiek ir apskritai futbolui. Pasigirsiu ir tuo pačiu nėra ką čia per daug girtis, 1 400 000 praėjusiais metais, tai yra 25 metais buvo skirta Lietuvos futbolo trenerių darbo atlyginimui išmokėti už suteiktas paslaugas. Tai yra rekordiniai pinigai Lietuvos futbole, tai yra rekordinis kiekis trenerių teikiančias paslaugą Lietuvos futbole ir niekada istorijoje tokių resursų, vadinkim, nebuvo skirti. Bet jeigu pažiūrėti rezultatai, tai nebuvo patys geriausi istoriniai. Tai truputį skaudu, kad tos įdėtos investicijos iš karto neatsiperka arba nesimato taip to norimo rezultato. Tai bet tikrai nemažinsim apsukų, taip kažką truputėlį gal vietomis pataupysim arba sustiguosim, kad būtų dar ekonomiškiau išnaudojama, bet visumoje tas kiekis, tas personalas dirbantis prie įvairaus amžiaus rinktinių, dirbantis prie techninio departamento dieną iš dienos prie visų projektų, tai yra didėjantis pastoviai ir tiek, kiek žmogiškųjų resursų skiria savęs tam futbolo vystymui, tai aš tikiu, kad tai laiko klausimas, kada mūsų rinktinės, kada mūsų jaunimas pradės rodyti taip norimus gerus rezultatus. Lietuvos futbolo federacija pirmą sykį per nepriklausomybės istoriją pernai 2025-aisiais persikėlė iš Vilniaus į Kauną. Galbūt toks geografinis, tarsi ir nedidelė geografinė permaina, bet vis dėlto kodėl reikėjo tokios relokacijos jūsų nuomonė ir ar tai buvo sudėtinga organizacinė prasme, galbūt kažkam ir, sakykime, taip psichologiškai gal sunku iškeisti sostinę į... Tas dalykas brendo, jau keletą metų apie tai diskutavom vykdomojo komiteto posėdžiuose, kadangi nacionalinė rinktinė žaidė ir kol kas žaidžia Dariaus ir Girėno stadione visas rungtynės, rungtynių organizavimas, vėlgi mūsų jaunimo rinktinių centras Kaune yra, tai natūraliai taip mintyse ir dėliojamės scenarijų, kad tai būtų gerai įsikurti Kaune, kol mes neturime Vilniuje nacionalinio stadiono. Tai pavyko viską susidėlioti, susiorganizuoti ir kad tas dalykas įvyktų, buvo priimtas politinis sprendimas. Aišku, pagelbėjome tuo metu Vilniaus Žalgiriui, kada buvo irgi priimtas sprendimas, kad turi likti futbolui buvęs LFF stadionas, dabartinis Žalgirio stadionas arba tai stadioną valdančiai įmoniai, kuri yra viena iš dalininkų Vilniaus Žalgirio gretose. Tai noras buvo, kad tas stadionas liktų futbolui ir kad nebūtų taip, kad ten taip teoriškai ir praktiškai tu galėjai pakeisti sporto šaką, nežinau, dabar padelis labai populiarus, pastatyti padelio kortus, teniso kortus ir tai tenkintų viešą interesą ir tai atitiktų visą įstatyminę bazę. Tai buvo noras, kad jeigu keliamės iš Vilniaus, kad tas dabartinis Žalgirio stadionas ir liktų Žalgiriui, tai tą pavyko susidėlioti, kai tą pavyko susidėlioti, atitinkamai buvo lengviau susidėlioti visus kitus strateginius dalykus, kad persikelti Kauną, nes visa veikla didžioji daly dabar yra sutelkta į Kauną, visos rinktinės didžiosios žaidžia dabar Kaune ir aplink Kauną. Vėlgi tikrai su nekantrumu laukiu to pagaliau nacionalinio stadiono, kuris tikrai juda, kur tenka bendrauti su vystytojais, su statytojais, su pačiu gerbiamu Arvydu Avulium, su kurio irgi tikrai gan nemažai paskutiniu metu tenka bendrauti ir turėti bendrų darbinių susirinkimų. Matom projektą, atsižvelgia mūsų patarimus, korekcijas ir labai tikiu, kad tikrai tas projektas pagaliau įgaus pagreitį, bus pastatytas ir tikrai turėsime 2 4 kategorijos stadionus ir turėsime tą tokią prabangą rinktis, kuriame mieste organizuoti nacionalinės rinktinės rungtynės ir galbūt netgi miestai pradės konkuruoti, ar Vilnius ar Kaunas norės turėti nacionalinę vyrų futbolo rinktinę. Tai tas
Kertinis klausimas, kada? Dabar mes turime 26 metų pradžią, labai tikiuosi, kad 28 metų U17 čempionatas, kur turime teisę organizuoti, vyks Vilniuje irgi ir labai tikiuosi, kad Vilniaus nacionaliniam stadione 28 metais mūsų šalies tiek jaunimas, tiek ir nacionalinė rinktinė tikrai galės sužaisti. Tai tie 28 metai, manau, kad yra pakankamai pagal tai, kas yra numatyta, yra pakankamai realūs. Metus pradėjote pratęsdami sutartį su generaliniu rėmėju, bendroje Top Sport, dar 2 metams. Kaip Lietuvos futbolo federacijai sekasi apskritai dirbti su rėmėjais, pritraukti, gausinti jų būrį? Man visą laiką negana ir sakysiu prastai, tai sekasi dirbti, nes tos gretos turėtų būti kur kas didesnės, keičiasi tas, ką ir prieš tai minėjau, visuomenės požiūris į mus, keičiasi rėmėjų požiūris arba partnerių požiūris į mus ir noras yra šitoje vietoje, kiek įmanoma, ją vis labiau stiprinti, neužtenka tų žmogiškųjų resursų, kuriuos turime dabar ir tikrai tikiuosi su tuo dabartiniu požiūriu, susidomėjimu, niekada mano istorijoje, kiek aš jau 10 metų esu futbole, tai dabar keli paskutiniai mėnesiai, kada tam tikros įmonės, bendrovės kreipiasi į federaciją dėl galimos partnerystės, kad mums įdomu, norėtume galbūt jūsų atributiką prekiauti, arba tam tikros pirmosios tos vadinamos užuomazgos. Anksčiau tu visą laiką turėdavai kreiptis ir taip toliau, tai dabar pradedi jaustis, kad jau ir tave vertina, ir tavęs ieško, tu esi kažkam reikalingas, o ne eini ir pats prašaisi, kad priimkit, gal galite paremti ar galim pabendradarbiauti. Labai matosi ir noras yra turėti kiek įmanoma daugiau tų tokių stipresnių vardų tiek tarptautinių lygmenių, tiek ir vietinių, ir kad tos kitos įmonės pamačius tos stiprius vardus ateitų irgi šalia federacijos, nes federacija yra 17 įvairaus amžiaus rinkti. Visas ūkis. Yra šakinės asociacijos, yra apskritis, tai aš kai sakau, pačiam irgi tenka eiti pas rėmėjus, tai mes galim pasiūlyti nuo 5 ar 4 metų vaikų sportuojančių, pradmenis pačius futbolo iki seniorų pirmenybių, iki vaikščiančių močiučių festivalio ir taip toliau. Tai ta tokia, ir sakau, katalogas arba aibė, ką tu gali pasiūlyti ir ką tu gali rėmėjų parduoti, tai čia yra tik tai lakios fantazijos vaisius ir tu gali viską rėmėjų pasiūlyti. Svarbiausia, kad būtų atitinkama pinigų suma skirta tom visom aktyvacijom įgyvendinti ir kad nuo to futbolas laimėtų, gautų kiek įmanoma didesnį finansavimą ir dar didesnį dėmesį, kad dar daugiau turėtume vaikų galinčių sportuoti ir užsiminėti šią nuostabią sporto šaką. Kitaip sakant, labai platus spektras nuo mažylių iki pat senolių, dar žinant ir tėvelius, artimuosius įsitraukia, aplinkinius, taip kad auditorija yra milžiniška, ar ne? Net ir Lietuvoje, kur šiaip. Ir mums tų rėmėjų tikrai reikia tam, kad keistume bendrą visuomenės, bendrą politikos nuomonę, nes šiandieną vėlgi grįžkim prie to, kad futbolas nėra tarp strateginių sporto šakų. Man tai yra nesuvokiama ir nesuprantama, ta prasme, kai futbolas, kur numeris 1 pasaulyje yra sporto šaka, bet kur tu nuvažiuosi, aš manau, kad mes nusipelnėm irgi to statuso, tas strateginės sporto šakos. Viena šiandienai komandinė sporto šaka krepšinis dėl pasiektų rezultatų yra pripažįstama kaip strateginė iš komandinių, visos kitos komandinės nėra strateginės. Nei ledo ritulys, nei rankinis, nei tinklinis, nei tas pats regbis nėra skaitomos kaip strateginės sporto šakos. Manau, kad tai yra neteisinga, taip turime įkūrę komandinių sporto šakų federaciją, asociaciją, kur bandom turėti visi bendrą nuomonę ir atstovėti savo interesus, nes ir finansavimas nėra tolygus, jeigu žiūrinti individualias sporto šakas prieš komandinės, tai ta takoskyra yra labai didelė ir vėlgi ta medalio kaina arba pasiekto rezultato yra kur kas paprasčiau individualiam sportui su mažesnė pinigų, vadinkime, investicija pasiruošimu iškovoti, negu reikėtų ledo rituliui, krepšiniui, tam pačiam futbolui, tinkliniui, rankiniui ir kitoms komandiniams sporto šakoms. Tai labai norėtųsi, kad dabartinė valstybės vadovaujantį vyriausybę, politikai atkreiptų tai dėmesį ir kad iš tikrųjų tas sąlygų suvienodinimas, aš nesakau atimti, bet tiesiog suvienodinti sąlygas tarp komandinių ir individualių tas turėtų būti padaryta. O tada jau galim diskutuoti, kas yra strateginis. Mano nuomonė, iš vis galbūt nereikėtų skirstyti sporto šakų į strateginėmis ar nestrateginėmis, įsirinkti galbūt propaguojamų sporto šakų sąrašą, visą kitą palikti kaip po masiniam fiziniam aktyvumui palaikyti, nes mes esame per daug maža rinka valstybė, kad turėtume, nežinau, 60 kelias sporto šakas ir visas mes jas vienodai finansuoti arba atitinkamai finansuoti. Tai aš manau, kad turėtume susistatyti prioritetus. Taip pat praėjusią savaitę pristatėte ir rinktinių trenerius.
ypač jaunimo rinktinių ūkija nemažai permainų buvo. Jeigu taip trumpai glaustai iš tų gausybės patvirtintų trenerių, kai kurių ir likusių, kai kurių ir pasikeitusių, kurios tos permainos yra svarbiausios, nes tiek U21 rinktinės turime Andrių Skerlą, kuris puikiai užsirekomendavęs Lietuvos arenose, A lygoje, ir taip pat turime tą U15, būsimąją U17 rinktinę. Tai tarpušvitis buvo darbingas tiek man, tiek mūsų techniniam direktoriui Davidui Šemberui, kuriam irgi atskira padėka už tai, kad skyrė visą savo laiką. Buvo pagrindinis tikslas prisikviesti Andrių Skerlą, kada Vilniaus Žalgiris pasiskelbė, kad lieka su Orlandu Džiaukštu. Ir tai yra logiškas jų atveju sprendimas, kada vienas ar kitas klubas irgi pasirinko atitinkamus trenerius. Susikalbėjome su Deividu, kad mūsų, vadinkim, tas taikinys turėtų būti Andrius ir kad jį mes turime prisišaukti ir prisikviesti pas save į kolektyvą. Tai labai džiaugiuosi, kad jį pavyko įkalbinti ir pagaliau jis yra mūsų gretose. Kitas dalykas, kada sužinojome, kad rengsime U17 vaikinų 28 metais čempionatą, norėjosi trenerio, kuris tos vaikus, tą jaunimą, tą jaunąją kartą suprastų ir jisai būtų jiems autoritetas ir kad jie jį pripažintų, kad tai būtų jaunas, inovatyvus, modernus, šiuolaikiškas treneris. Nes, žinom, ta karta yra ypatinga, šiaip sportinės pusės, tą, ką mes dabar matome, jinai yra pakankamai perspektyvi ir įdomi. Tai su Roku irgi kalbėjome apie tai, kad tai yra šansas jam, šansas parodyti save prieš Europą, vėlgi dalyvausime Lietuvoje, žaisime tiek Kaune, tiek ir tikiuosi tam pačiam Vilniuje, ir kodėlgi nepabandžius patriukšmauti Europos čempionate, kur tikrai manau, kad namų sienos gali padėti ir parodyti pakankamai gerą rezultatą ir tuo pačiu jam kaip treneriui tai yra galimybė save pristatyti. Ir po to, po jaunimo atitinkamai gali dėliotis kita jo karjeros statelė, ar tai būti vėl grįžti prie tam tikro vyresnio amžiaus jaunimo rinktinės ir vesti iki nacionalinės rinktinės ir taip toliau. Tai tas trenerio kelias, aišku, jisai nėra lengvas, čia būtų labai sunku paprognozuoti jo tą tolimesnę karjeros statelę, bet aš manau, kad tai yra labai gera galimybė jam pačiam irgi kaip treneriui parodyti save ir išdėstyti savo žaidimo filosofiją būtent su šita rinktinė. Tai labai esu patenkintas tą trenerių rokiruotę, kas įvyko ir kad manau, kad tai bus vykęs ir teisingas sprendimas. Praėjusiais metais kaip tik U17 amžiaus grupėje turėjome skambiausią tokią pagal antraštę, vadinkime, pergalę, kuomet mūsų vaikinai parklupdė Anglijos rinktinę savo bendramžius, taip pat turėjome ir vyresnių amžiaus grupėje pergalę prieš Škotijos rinktinę. Na, turbūt tokios pergalės, kaip sakome, rezultato to nėra galbūt vyrų futbole, ar ne? Moterų futbole taip pat šioks toks progresas, kalbant apie Baltijos taurės turnyrą, į finalą pateko mūsų moteris. Na, šiek tiek paglosto vis dėlto tą savimeilę, sakykime. Paglosto, bet tos paglostimo arba tos savimeilės norėtųsi dar daugiau. Tos nedaug tikrai trūko ir tikrai labai tikėjomės su techniniu departamentu, kad ta U19 rinktinė patriukšmaus. Ir jie buvo arti to, kaip ir sakot, nugalėjo Škotiją, tai reikėjo atsilaikyti lygiosiamis prieš Latviją arba įveikti jos, kas irgi buvo įmanoma, nes draugiškose rungtynėse esame įveikę ir viskas, ir mes praeiname į kitą etapą. Tai tikrai buvau įsitikinęs, kad mes būsime kitame etape. Deja, futbolas to yra įdomus, nenuspėjamas, teko pripažinti varžovų pranašumą ir nepatekti. Taip, tą pergalę U17 prieš anglus irgi nuteikia, bet norisi tų skambių pergalių, bet aš geriau už tai, kad tas būtų kokybiškas, normalus rezultatas ir jau geriau, tarkim, prieš anglus nelaimėti, bet laimėti prieš savo kalibro varžovus, kuriuos mes turėtume veikti, norint patekti tą pagrindinį kitą etapą. Tai toks yra mano lūkestis, toks yra mano noras. Šie metai, vėlgi, kai aš sakau, ir iš rinktinės pusės, iš moterų pusės labai yra aiškus. Noras yra laimėti viską, ką įmanoma laimėti mūsų lygmenių. Tai tie metai šitie yra tikrai tokie, kur turėtų būti nacionaliniai rinktiniai kertiniai. Iškovoti Baltijos taurę tiek moteriams, tiek ir vyrams yra realus rezultato kelimas ir tikslas. Tai tas nesikeis. Vyro atveju Tautų lygos D diviziono titulo laimėjimas irgi yra savaime suprantamas ir negalim užimti iš 3 komandų grupėje antrą vietą kaip pavyzdys. Ne, turim kovoti dėl nugalėtojų titulo. Labai tikiuosi, kad šie metai bus tie kertiniai ir gale metų galėsim sakyti, kad buvo tikrai geri metai, grįžtame į C divizioną ir po ilgos pertraukos, berods
po 15, jeigu neklysiu, metų grįžtų Taurė į Lietuvą kaip Baltijos stipriausia komanda. To labai norėčiau palinkėti visai mūsų trenerių kolektyvų ir bendruomenė, kad to mes siekiam. Lygiai tas pats salės futbolo čempionatas irgi grupė yra pakankamai įdomi ir tikrai kelsim tikslą išeiti iš grupės į tolimesnį atkrintamųjų varžybų etapą. Europos futsal čempionatą mes dar paliesime plačiau, bet dabar vėlgi dar viena aktualija, tai yra artėjanti Lietuvos futbolo A lyga. Tikrai gerbėjų susidomėjimą kelia permainos klubuose, ypač žinant, kas vyksta Vilniaus Žalgirio stovykloje. Klubas akivaizdžiai reformuojasi, keičiasi nuo žemiausios iki aukščiausios grandies ir matyt bus tikrai intriguojanti kova dėl titulų, žinant, kad į Kauną pagaliau atkeliavo tas titulas. Tikrai teko bendrauti su Kauno Žalgirio prezidentu Mantu Kalniečiu, kuris pabrėžė, kad tikrai nepasiruošę atiduoti niekam to titulo ir tikrai stebi bei ruošiasi tą intriguojančiai kovai. Koks jūsų akimis artėjantis A lygos čempionatas mūsų laukia? Pirmiausia, turbūt reiktų, kaip visada Lietuvoje, pasitikslinti komandų skaičių vis dėlto, nes buvo nerimo, sakykime taip, dėl Vilniaus riterių, galbūt minčių, kas galėtų juos pakeisti, o iki čempionato lieka jau labai nedaug. Komandų skaičius tai tikrai norėčiau tikėti vėlgi, kad neprisikalbėti tikrai jisai nesikeis, bus 10, nebent dėl vienokio ir kitokio priežasčių kažkas atsitiktų su vienu ar kitu klubu, bet šiandien tokių indikacijų nėra, tai tikrai bus 10, žaisim 4 ratų sistema, tai yra klubai per sezoną sužais 36 rungtynes, o kas ta 10 komanda bus, didžiausias klaustukas taip yra dėl Vilniaus riterių, bet šiandienai riteriai žaidė jau draugiškas pasiruošimo rungtynes, ta komanda yra pakankamai jauna, ambicinga, tenka bendrauti su klubo savininku, kol kas Janas Nevoina yra tas tikrasis klubo valdytojas, šiandieną jokių oficialių susitarimų apie klubo pardavimą nėra pasiekta mano žiniomis. Ta, ką aš turiu ar ten rašytinių, kad tų kalbų ar tam tikrų susidomėjimų yra taip, yra dirbama to klausimu, bet konkretaus fakto nėra. Vėlgi leidžiantis į apačią, taip mes turime 2 klubus, kurie nori ateiti iš pirmos lygos į A lygą. Jeigu taip žiūrėt pagal sportinį rezultatą, tai priklausytų Klaipėdos Neptūnui pakilti, nes jie užėmė 2 vietą ir yra Tauragės Tauras. Tai situacija tokia, kad tai dienai, kada buvo licenzijavimas, Tauragė pateikė dokumentaciją visą, Neptūnas pramiegojo tą terminą, taip galime sakyti, nenorėjo žinoti apie tai, praleido, atostogavo ir taip toliau, bet faktas yra tas, kad tie dokumentacijos nepateikė. Taip, po jau įvykusio to licenzijavimo, tos pirminės paraiškos buvo mano paties priimtas sprendimas, kad leisti Neptūnui licenzijuoti su situacija tokia, kad jeigu ta pati Tauragė maketuojam variantą nelieka Vilniaus riterių arba Vilniaus riteriai nusprendžia nebežaisti. Blogiausias arba bet kuris kitas klubas. Tai mes neturėtume pakaitalo, jeigu, tarkim, Tauragė dėl vienokio ar kitokio priežasčių negauna A lygos licencijos. Tada buvo susitarimas su Klaipėdos, kad Klaipėda tikrai siektų tos licencijos vien tam, kad mes turėtume daugiau opcijų rinktis, o tos galutinius sprendimus priims licenzijavimo komitetas, apeliacinis licenzijavimo komitetas ir jeigu reikės vykdomasis komitetas, bet labai tikiu ir tikiuosi, kad tų leidimus į pirmą lygą nereikės, nes vėlgi tie sprendimai gali būti savaip interpretuojami, ar priimsi Klaipėdos Neptūną, ar priimsi Tauragę, visiems kažkas bus blogai. Tai šitoje vietoje manau, kad abu klubai nusipelnė įsikovoti būsimajame sezone pagal sportinį rezultatą ir rodyti, kas aikštelėje yra stipriausia, kad dar sekantį sezoną pakiltų į A lygą, o šiandien riteriai yra pilnateisiai A lygos nariai ir manau, kad tokie liks. Visgi pasakyčiau, kad jau laukiam tikrai ir Uostamiesčio, turbūt labai trūksta geografinio šio taško A lygoje. Tikėkime, kad vienaip ar kitaip bus ir Klaipėda anksčiau ar vėliau A lygoje. Privalo būti, tikrai kalbame su meru ir manau, kad sausio pabaigoje turėsiu dar vieną vizitą pas merą Klaipėdos, tikrai kalbėsime ir tikrai darysiu viską kartu su A lygos prezidentu, kad ta komanda kiek įmanoma greičiau atsirastų A lygoje. Vienokiu ar kitokiu pavidalų pavadinimu, bet kad Klaipėda tikrai tas kraštas, ta rinka nusipelnė, turinti tokias futbolo gilias tradicijas, tai mūsų žemėlapyje mes Klaipėdą matome. Ir tai būtų logiškas jų atsiradimas. Bet irgi klubas, kaip ir minėjau, iš administracinės pusės turi irgi pribręsti atitinkamą lygį. O negali klubas siekiantis A lygos licenzijos neparašyti elementaraus rašto, kad norime dalyvauti licenzijavimo procese, kuris leistų dalyvauti A lygoje. Tai jeigu mes taip jau norime įti į A lygą ir net nesugebam to rašto, tada verta pagalvoti, ar tikrai ta administracija yra tinkama.
lygos lygiui patraukti, vadinkim taip. Bet tikiu, kad Klaipėda tikrai susitvarkys, ambicingas klubas, ta pati Tauragė, vėlgi jaunas meras, pakankamai mylintis tiek futbolą, tiek krepšinį ir visas kitas sporto šakas, įspūdingo grožio areną baigiama statyti Tauragėje, stadionų irgi yra tam tikros renovacijos atliekamos ir tikrai matom, kokį deda žingsnį Tauragėje ir manau, kad Tauragės irgi klausimas, žinant tas gilės Tauro tradicijas, kodėlgi negali irgi pasvajoti ir turėti tokį, kai aš sakau, stiprų 13-14 klubų kandidatų sąrašą, kurie pastoji norėtų save matyti lygoje ir tada tas patekimas, iškritimas būtų savaime suprantamas dalykas. Čia buvo pasvaišymų arba pamastymą apie lygos plėtimą iki ten 12. Šiandienai prie visų ekonominių situacijų, prie rinkos dydžio ir prie visų nenuspėjamumo aš lieku prie savo, kad 10 komandų mums yra labai geras formatas, 36 rungtynės. To rezultato neužtikrintumas, nenuspėjamumas, ta konkurencija, kuri buvo paskutinius kelis metus, tai yra tobulas dalykas ir kol kas tikrai apie ten čempionato ilginimą, kad bus 12 komandų, tada skilimai po 6 ir taip toliau, aš to tikrai asmeniškai nematau. Na ir dar viena aktualija, kurią dabar gyvena turbūt Kaune visų pirma futbolo sirgaliai, tai yra artėjantis Europos salės futbolo čempionatas, jo finalinis etapas ir be abejo turbūt šis renginys galbūt netokio masto kaip pasaulio čempionatas vykęs 2021 metais, kur priėmė ir Vilnius, ir Klaipėda, visi didieji mūsų miestai įsitraukė į tą. Manau, kad šiuo atveju turnyras pagal prestižą ne ką menkesnis. Tai pirmiausia, gal ar sunku buvo apskritai tokiai mažai valstybei ir futbolo prasme, ir salės futbolo turbūt prasme prisivilioti, gauti teisę vykdyti šias elitinės varžybas? Sunku, žinant dar tai, kad kaip mes turime tą gerą tokią aurą, atmosferą, kad mums sukrenta pačios blogiausias įmanomos sąlygos. Jeigu mes turėjome organizuoti 20 metais pasaulio salės futbolo čempionatą Lietuvoje, atsirado COVID pandemija, čempionatą teko atidėti iki 21 metų, tada dalinai buvo ribojamas žiūrovų skaičius, visi COVID testai, transporto organizavimas ir taip toliau, tikrai buvo ką veikti. Dabar, kada jau pavyko įtikinti UEFA ir nugalėti Prancūziją, nes pagrindinis mūsų konkurentas buvo Prancūzija, kiek aš žinau, Prancūzija buvo nusteikusi 15 milijonų eurų investuoti į šitą čempionatą iš valstybės, kad parama ir vėlgi Prancūzijos federacijos prezidentas yra UEFO's vykdomojo komiteto narys, tai tikrai turintis didelį statusą, didelį svorį, bet pavyko mums kartu su Latvijos federacijos prezidentu įrodyti ir tikrai džiaugiamės gavę tą teisę surengti Lietuvoje ir Latvijoje pirminiam variante čempionatą. Tada atsitiko tas dalykas, kad šalis šalia mūsų išsikovojo teisę sportiniu keliu patekti į čempionatą ir gavosi taip, kad prasidėjo kliuviniai, prasidėjo mintis, ar darysim čempionatą, kokia bus UEFO's pozicija ir taip toliau. Tai gale dienos tikrai teko nemažai pavargti įtikinant UEFA, nes buvo pirmoje vietoje beprecedentis sprendimas priimtas, kad 2 šalis rengia salės futbolo čempionatą, nes visą laiką vykdavo vienoje šalyje. O dabar gavosi, kad buvo pirmą kartą istorijoje priimtas sprendimas, kad 3 valstybėse vyks Europos salės futbolo čempionatas. Tai dėkingas UEFA už tą supratimą ir palaikymą. Ir aš manau, kad tai buvo pakankamai logiškas ir tolygus sprendimas, nes jeigu būtų atėmę iš mūsų ar būtų atėmę iš Latvių, taip Latvijos situacija buvo pati prašiausia, nes pas jos yra aiškiai įstatymų valstybės lygmenių, kad Baltarusijos sportininkai, piliečiai negali atvykti į šalį, tai jie jau buvo, vadinkim, pasitraukę iš iš kovos. Mūsų atveju tai buvo įvairių interpretacijų ir netgi pasiūlymų, kad visą čempionatą organizuoti ir visą 16 komandų priimti Lietuvoje, kas būtų svajonė, vadinkim, tikrai taip, bet atsižvelgiame tai, ką turim, tuo labiau dar kada pateko ir Ukraina, o tai ten gavosi galvosūkis, kaip daryti, kaip išlaviruoti tą situaciją, tai tikrai smagu, kad buvo įtraukta Slovenija. Aišku, iš kitos pusės gaila, kad mes turėsime tik vieną grupę etapą, norėjom bent turėti tos 2 arba idealių variantų ir visą čempionatą, bet likom bent jau su ta viena grupė, kad mūsų šalies nacionalinė rinktinė galės žaisti Kaune, mūsų žmonės ir galės ateiti pažiūrėti mūsų nacionalinės rinktinės ir dar smagiau, kad turime Ukrainą savo pogrupėje. Tai burtai pavyko, labai norėjom Ukrainos ir manau, kad bus tikrai puikiai šventė. Organizacinė prasme, atrodytų pravesti vienos grupės varžybas iš esmės, kad ir tai skamba kaip Europos čempionato finalinis etapas ir yra finalinis etapas. Tai kas čia tokio
3 rungtynes sužaidžia Lietuvos rinktinė, dar tarpusavį sužaidžia kitos tos rinktinės ir atrodytų viskas. Bet prieš kiek laiko reikėjo pradėti rengtis šitam čempionatui ir kiek žmonių galbūt įsitraukė ar organizacijų? Nes tai yra ir maitinimas, ir viešbučiai, ir daugybė. Pamiršom paminėti, tai kad yra grupės etapas ir dar turėsim vieną ketvirtfinalį. Vėlgi paskutinis, trečiosios rungtynės grupės, tai keičiasi komandos. Mūsų rinktinė lieka, o kitos 2 keliauja į Latviją. Iš Latvijos atvažiuoja 2 komandos pas mumis į Kauną. Ir tada turėsim vieną ketvirtfinalį. Tai labai tikiuosi, kad mūsų nacionalinė komanda pateks į ketvirtfinalį ir galėtume ketvirtfinalį žaisti namų aikštėje savo, kas yra įmanoma. Jeigu užimam 2 vietą, tai tikrai galim žaisti Kaune tą ketvirtfinalio etapą, kas būtų fantastika ir skaityčiau, kad tas čempionatas būtų labai pavykęs. Iš organizacinės pusės taip, UEFA's požiūris yra, tai yra aukšto rango rimtas turnyras, čempionatas ir ta kartelė yra iš organizacinės pusės tikrai užkelta. Taip, komandų prasme atrodo paprasta, 4 komandos, treniruočių stovyklos, atvykimai ir taip toliau, bet jau nuo vakar dienos yra pilnai perimta Kauno Žalgirio arena mūsų dispozicijoje, jau pradėjo važiuoti parketas, tada važiuoja UEFA's kolektyvas, mūsų kolektyvas dirbantis prie čempionato, tai iš UEFA's pusės yra maždaug apie 40 žmonių, iš mūsų pusės irgi yra apie 30 žmonių, kurie bus susiję su įvairiais čempionato pravedimo klausimais, o tų klausimų kiekviena sritis turi savo atsakingų žmonių. Bet tikrai tikiu dirbančių kolektyvų, ne pirmas turnyras ir tikiuosi, kad ne paskutinis ir tikrai padarysim viską aukščiausių lygmenį. Ir tikiuosi, kad žiūrovai, kurie ateis stebėti šių kovų, bus patenkinti ir gale dienos dar turėsim gerą rinktinės rezultatą, ko tikrai tikiu, kad galim padaryti. Kalbant apie lydinčius asmenis, svečius, kiek tikitės sulaukti sirgalių, apribojimų kaip ir nėra, dabar, kaip sakant, šiuo atveju viskas tvarkoje, bet vėlgi viena grupė. Daug labai turbūt antplūdžio nebus. Viena grupė, bet ta grupė yra smagi ir faina to keliavimo požiūrių. Tikrai armėnų ta, vadinkim, žmonių populiacija yra nemažai jau ir vietinių Lietuvoje, kurie yra. Žinau, kad Armėnijos federacijos prezidentas irgi dabartinis UEFA's vykdomojo komiteto narys atvyks į čempionatą. Tikrai jie planuoja keletą šimtų žmonių, kurie irgi iš Armėnijos atvyks į čempionatą. Tada turim čekus, kurie tikrai pakvaišę dėl to futsalo ir manau, kad iš Čekijos irgi atvažiuos. Ir tada turime Ukrainą, kur manau, kad vien jau lietuviai palaiko Ukrainą ir manau, kad Lietuvos daug žmonių ateis pasižiūrėti Ukrainos rungtynių. To labiau, kad dar žaisim tarpusavį, bus mūsų antrosios rungtynės tarpusavį, tai tikrai, manau, bus geras renginys ir labai tikiuosi, kad būtent tos rungtynės bus su lankomumo rekordas ir kad tikrai ta Žalgirio arena bus kiek įmanoma labiau užpildyti. Taip, tam tikros vietos bus išimtos, nes pakilos, medija zona ir taip toliau, tai tu ten negalėsi turėti 15 000 žmonių, bet tikrai tikiuosi, kad, tarkim, su Ukraina bus atitinkamas skaičius ir ne 1 ir ne 2000 žmonių stebės šias rungtynes. Tai tas lankomumas labai tikiuosi, kad bus didesnis, negu buvo per pasaulio salės futbolo čempionatą Lietuvoje. Tuo labiau, kad tos šalis tikrai yra stiprios. Ukraina yra top 10 komanda visam pasaulyje, kalbant apie salės futbolą, tikrai yra žaidėjai aukšto lygio. Įvertinant visą tą politinę situaciją, tai manau, kad tikrai kels ažiotažą tos rungtynės Kaune. Bilietų prasme, bilietai prieinami, kainodara jų... Bilietai prieinami, tikrai jų dar yra daug. Ir tikrai nemeluosiu, kad mes esame pardavę labai daug tų bilietų, normalu, lyginant su kitomis šalimis, ta pati Latvija irgi yra panašiame lygmenyje. Šiandien mes turime pardavę apie 2500 bilietų į Kaune vyksiančias rungtynes. Taip, dar yra to vadinamo laiko ir žinom mūsų žmonių papročius pirkti paskutinę minutę, to labiau, kad ir matom, kad tikrai to sold outo nebus, bet vėlgi tikrai dirbam su UEFA, norim pritraukti visą jaunąją kartą, norim akademijas, kad atvyktų stebėti salės futbolą, ta pati salės futbolo bendruomenė ir tikrai manau, kad tą vidurkį turėsime atitinkamai nemažą. Kad galbūt platesnis ir galių ratas suprastų, ką tai reiškia Lietuvos salės futbolininkams Europos čempionatas, turbūt gyvenimo startas, jau ne vienas yra ir pasisakė savo interviu, kurie ypač nedalyvavo gal pasaulio čempionate, o kurie ir dalyvavo, turbūt vienintelis kartas karjeroje, kai gali sudalyvauti elitiniam rinktinių renginį. Tas pasiruošimas Lietuvos salės futbolo rinktinės, jūsų akimis, koks jis yra, nes buvo išvykos į Vengriją, buvo į Čekiją ir treniruočių stovyklos, taip pat ir su Ukraina 2 mačai. Kaip jūs tą
matot pasiruošimą, ar viskas tvarkoje ir ar daug kainuoja galbūt? Kai kurie žaidėjai bus istorijos futbolo dedamoji dalis, nes bus pirmieji, kurie dalyvavo ir Europos ir pasaulio čempionate, būtent su salės futbolo rinktinė, tai džiaugiuosi už juos ir tikrai yra neišdildoma turbūt patirtis ir įspūdis. Kalbant apie tą pasiruošimą, yra paruoštas salės futbolo asociacijos planas, kurį mes pilnai aprobavom ir patvirtinom. Taip, ir tų pinigų visą laiką jų yra mažai ir norisi dar daugiau tų turnyrų, kelionių turėti, bet tikrai manau, kad padarėm viską, ką galėjom geriausiai, yra ir bonusuota sistema sukurta, jeigu rinktinė pateks į kitą etapą, jeigu rinktinė iškovos atitinkamas pergalės ir lygiasias, tai aš manau, kad žaidėjai tikrai yra patenkinti. Kitas dalykas, suprantam, kad jie nėra visiškai profesionalus, kad kai kurie turi iš jų darbus, studijas ir taip toliau, tai vėlgi pasiruošime čempionatui sudarėme sąlygas, kiekvieną mėnesį jie gauna atitinkamas pinigų sumas, vien tam, kad galėtų koncentruotis ir kaip geriau pasiruošti tam salės čempionatui. Tai tų rungtynių tikrai buvo nemažai, pamatėm, kad tose rungtynėse mes galim būti konkurencingi, turnyras Čekijoje buvo, manau, tas atvykęs, vėlgi liko dar keletas rungtynių bendra apimtimi iki pačio starto, iki pačio pasiruošimo ir manau, kad viskas bus gerai ir esam tom pike teisingam, kuriame būsime prieš pat čempionato startą. Kiek teko bendrauti su salės futbolo rinktinės atstovais, užsidarė dabar tiesiog kaip vienuolynė dirba, nei į kairę, nei į dešinę visos mintis ir visos jėgos dabar pasiruošimui šitam. Tai paskutinė vėlgi Lietuvoje ta stovyklos fazė dalis buvo Druskininkose, kur irgi yra įspūdingos tikrai sąlygos ruoštis, izoliuotis, gamtos apsuptyje, pilna miško, viską tokia lokacija, turi baseiną, treniruoklių salę, salę kuo puikiausia, gyvenimo, maitinimo sąlygos, viskas čia pat, tai kuo daugiau norėti. Tik koncentruoti savo tą tiesioginę veiklą ir atlikti tą darbą, kurį mes privalome padaryti ir reprezentuoti savo šalies nacionalinę rinktinę. Kalbant apie tą darbą privalomą, man regis, pirmiausias privalomas darbas, jūs aišku jau paminėjote ir apie galbūt aukštesnius tikslus, kaip kova dėl išėjimo iš grupės pasaulio čempionate, Lietuvos rinktiniai, nepaisant labai tikrai kokybiško pasiruošimo ir stovyklų užsienyje ir pakankamai didelio dėmesio ir investicijų, nepavyko iškovoti nė taško. Atitinkamai žaidė elitinės pasaulio rinktinės ir galbūt kai kur buvome šiek tiek netoli, įvarčių buvo pasiekta. Kokia ta jūsų nuomonė minimali užduotis būtų Lietuvos rinktiniai? Taškų, priminsiu, pasaulio čempionate nebuvo iškovota. 0 buvo. Tai tarsi noras yra rodyti gerą rezultatą, kad tų įvarčių būtų, kad tie žiūrovai būtų patenkinti ir pakovoti dėl tos antrosios vietos grupį. Galim mes užsimerkti ir sakyti, jo tikslas yra pirma vieta. Tai yra nerealu. Ukraina yra vis tiek aukščiau visko, yra top 10, o su Armėnija ir Čekija mes galim kovoti. Turnyras Čekijoje parodė, kad mes su Čekijais galim kaip lygus su lygiais kovoti. Namų sirgalių palaikymas, namų arena, kodėlgi ne. Tai tos pirmos ir trečios rungtynės jos bus kritinės ir lemiamos siekiant patekti į antrą. Nesakau iš anksto, kad mes pasiduodam Ukrainai, gal vėlgi Ukraina už tą visą pagalbą, organizaciją ir taip toliau padės arba lengviau į mus pasižiūrės ir ten irgi yra įmanoma sukovoti, bet fokusas ir pagrindinis tas tikslas turėtų būti įveikti tiek armėnus, tiek ir čekus, kur yra mūsų pagrindiniai, vadinkime, oponentai siekiant užimti grupį antrą vietą, kas leistų dalyvauti ketvirtfinalyje. Jeigu patektų mūsų rinktinė į ketvirtfinalį, sakyčiau, kad tai yra nerealus, labai geras rezultatas. Priminsiu žiūrovams, kad Ukrainos rinktinė yra pasaulio čempionato bronzos medalininkė, tai yra 3. pagal pajėgumą pasaulio komanda, ir atitinkamai, aišku, mūsų grupės favoritė. Lietuvos rinktinė Europos čempionatui ruošia specialistas iš Brazilijos, treneris Dentinio. Gal atėjo jau metas ir pasitelkti ir Brazilijos futbolininkų į salės futbolininkų į rinktinę? Manau, kad tuom ir žavus tas Lietuvos sportas, kad tų naturalizuotų žmonių mes turime labai nedaug arba vienetus visose sporto šakose, tai nemanau, kad mes salės futbole turėtume imti brazilus, mums pilnai tų brazilų užtenka tai vietiniai konkurencijai palaikyti nacionaliniam čempionate ir tikrai klubai atsiveža vis įdomesniųjų, vis geresnės kokybės legionierių, nebūtinai iš Brazilijos ir taip padeda mūsų jauniems lietuviams augti ir tobulėti kartu su jais. Bet kad rinktinėje žaistų vienos ar kitos tautybės su Lietuva nieko bendro neturintis žaidėjas, aš esu asmeniškai prieš.
taip, kas liečia, tarkim, jaunimo didžiojo futbolo arba jeigu atsirastų futsalo etape jaunuolis, kuris turi tikrai sąsajų su Lietuva, kaip yra, pavyzdžiui, Mukasos atveju, kada mama lietuvė ir kada tikrai gali turėti lietuvišką pilietybę ir yra tokiam lygmenį žaidžiantis arba Golumbeckis, tai tada sakyčiau taip, tikrai, vat čia yra mūsų prioritetas, tokius talentus grąžintis į Lietuvą, kurie turi sąsajas ir šaknis su Lietuva. Jeigu tai yra taip nenatūraliai pritrauktas ir pritemptas, naturalizuotas žaidėjas, tai manau, kad ne šiandien dienai tikrai. Nepaisant to, kad futzale beje yra lengviau suteikiamos pilietybės bent jau kol kas. Žinom, kad ir, pavyzdžiui, Sakartvelo rinktinė yra rungtyniavusi su gal 5-4 brazilais Europos čempionatuose. Kazachstanas jau daugelį metų. Dubleriai Brazilijos rinktinės, kur ten tikrai aukšto lygio brazilai žaidžia. Bet jau geriau tada prašiau, bet tas vaibas, ta nuotaika yra ta patriotiškumas skatinamas ir tai yra vien grino kraujo lietuvių, arba bent jau sąsajų su Lietuva turintis, o ne šiaip savo. Kad geras, aš tave čia padėsiu sutvarkyti tau tą pilietybę, pasus ir taip toliau. Nelabai aš to noriu tikėti ir žavėti šią idėją. Jo labiau, kad ir Lietuvos čempionate, sakykime, ne pirmi metai gausėja tų legionierių ir ten yra tikrai vieta ir arena, kur jie gali pasireikšti ir užsirekomenduoti. Na ir pabaigai norėjau jūsų paprašyti tokio, sakykime taip, palinkėjimo mūsų rinktiniai Europos čempionate ir galbūt sirgaliams. Mes visi kartu, tiek sirgaliai, tiek organizacinis komitetas, tiek rinktinė jau būsim istorijos dalis. Ta prasme, mes būsim pirmą kartą matę Lietuvoje, tą, ką ir minėjau, rinktinę, kuri žaidžia tiek Europoje, tiek ir pasaulio futbolo čempionate. Tai yra istorija. Tai visus kviečiu būti tos istorijos dalimi. Aš manau, kad po pasaulio futbolo čempionatą daug kas pamatė, susipažino su futsalu, pamatė, kad tai yra smagu, tai yra, vėlgi, Žalgirio yra viena iš geriausių turbūt Europoje. Infrastruktūra, organizacinis darbas, pats pasiruošimas, tikrai tikiu, kad bus viskas aukščiausiam lygmenį ir belieka, to dabar kitokie orai ir tas šaltukas spaudžia, tai smagu būti salėje, matyti salės futbolą, tikrai yra dinamiška, greitai besikeičianti sporto šaka ir manau, kad tai yra mūsų ateitis ir labai tikiuosi, kad tą rezultatą rinktinės vyrai jau pirmose rungtynėse parodys, pademonstruos, kas leis padidinti ir žiūrovų lankomumą, ir tą suinteresuotumą to pagrindinio tikslo link. Ir tikrai labai tikiu ir noriu palinkėti, kad tą tikslą mes visi kartu pasiektume visose savo atstovavimuose srityse, kas iš žiūrovų pusės, kad būtų palaikymas, kas iš organizacinės pusės, o kas aikštelėje atiduoti visą save ir užimti grupėje antrą vietą. Na, aš pokalbio pabaigai priminsiu, kad Europos čempionatas prasideda sausio 22 Lietuvoje, šiaip startuoja sausio 21. Na ir geras 2 savaitės tas čempionatas bus pritraukęs mūsų sirgalių dėmesį. Kągi, dėkuoju Jums už pokalbį. Priminsiu, Kauno dienos televizijos studijoje viešėjo Lietuvos futbolo prezidentas Edgaras Stankevičius. Dėkui ir iki.